Po to, kai Izraelio vyriausybė vienbalsiai nubalsavo oficialiai pripažinti armėnų genocidą, maždaug 1,5 milijono armėnų masinės žudynės, kurias 20-ojo amžiaus pradžioje įvykdė Osmanų imperija, šis žingsnis sukėlė aštrią regioninę reakciją. Šiuolaikinė Turkija, Osmanų imperijos teisių perėmėja, jau seniai atmeta genocido terminą, o Ankara dabar kaltina Izraelį, kad šis pripažinimą naudoja kaip politinį ginklą. Azerbaidžanas taip pat smerkė šį sprendimą, tai reikšminga reakcija turint omenyje strateginius Baku ryšius su Jeruzale. Balsavimas vyksta Izraelio ir Turkijos santykiams smarkiai blogėjant, nors užsienio reikalų ministras Gideontas Saras tvirtina, kad tai nebuvo atsakomoji priemonė į, kaip jis vadina, atvirą priešiškumą ir retoriką prezidento Erdogano vadovavimo metu. Prie mūsų dabar prisijungia Onuras Erenas, Dragoman Strategies prezidentas, kuris kalba iš Stambulo. Onurai, labai malonu Jūs matyti į 24 News English eteryje. Kodėl Turkija laiko šį Izraelio žingsnį politiniu ginklu? Kokių įžvalgų galite apie tai pateikti? Dvi priežastis. Visų pirma, jokie kiti paaiškinimai tiesiog neturi prasmės. Tai priklauso nuo daugelio dalykų, įskaitant laiką. Ir antra, tai labai lengvai naudojamas įrankis daugeliui vakarų ar vakarų sąjungininkų šalių, jei jos norėtų, žinote, parodyti reakciją Turkijai. Tai labai paprasta, tai tiesiog sveikas protas. Kuo Jūsų nuomonė Turkijai ar Azerbaidžanui skiriasi Izraelio žingsnis pripažinti armėnų genocidą, palyginti su, kaip minėjote, kitomis 34 šalimis, įskaitant Jungtines valstijas, kurios jau yra pripažinusios šį genocidą? Na, vadinamasis armėnų genocidas iš tikrųjų yra bendras kaltinimas ne tik Turkijai, bet ir broliškai Azerbaidžano tautai. Taip pat tai, kas įvyko arba kas, kaip teigiama, atsispindi šiame laikotarpyje, apima ir šiuolaikinį Azerbaidžaną. Taigi tai yra bendra problema, kuri rodoma kaip priemonė skirta parodyti nepalankumą Turkijai ir Azerbaidžanai tuo pačiu metu. Tokia pati, jei nedidesnė reakcija rodoma kiekvienai kitai tautai, kuri pasuko tuo pačiu keliu. Priežastis dabar yra, žinote, atrodo galbūt jums ar jūsų žiūrovams, tarsi Turkija ir Azerbaidžanas rodo ir per daug reaguoja. Taip nėra, nes anksčiau buvo parodyta tokia pati arba net stipresnė reakcija. Esu tuo tikras. Ilgai trunkantis konfliktai ir nesutarimai tarp Turkijos ir Izraelio. Azerbaidžano ir Izraelio santykiai buvo daug geresni nei su Turkija. Tačiau galbūt tai vienas iš tų kartų, kai Azerbaidžanas taip pat stipriai reaguoja į Izraelį. Gali būti padidinęs susidomėjimą jūsų žiūrovų akise, bet taip ir yra. Vis dėlto iš tikrųjų tai nėra nei daugiau, nei mažiau, nei bet kokia kita jų parodyta reakcija. Žinoma, esu tikras, kad faktas, jog regione daug kas vyksta, daugeliu atveju, įskaitant ir tai, Izraelio įsitraukimas, žinote, neatitraukia dėmesio nuo šio konkretaus veiksmo ar šio konkretaus pareiškimo iš Turkijos ir Azerbaidžano taip pat. Kalbant apie Turkijos reakcijas ir pasmerkimus dėl Izraelio veiksmų Gazoje, ar Ankara naudoja šį armėnų genocido pripažinimo klausimą, kad tarptautiniu mastu padidintų spaudimą Izraeliui su kai kuria savo kritika? Nežinau, bet ar Turkijai, ar kokiai nors kitai šaliai reikia dar kokio nors įrankio, kad iš tikrųjų padidintų spaudimą Izraeliui dėl to, kas vyksta Gazoje? Turiu omeny, viskas vyksta dienos šviesoje, viskas yra gerai dokumentuota. Mes nekalbame apie galimus, žinote, įrodymus iš prieš 100 ar daugiau metų. Mes kalbame apie tiesioginės transliacijas per pastarąjį laiką. Žinote apie tai, kas įvyko po spalio 7-osios. Viskas beveik akimirksniu yra transliuojama tiesiogiai. Todėl nemanau, kad kuri nors valstybė turi naudoti kokias nors kitas priemonės. Pavyzdžiui, reaguoti į Izraelio pritarimą vadinamajam armėnų genocidui, kad darytų didesnį spaudimą.
Nemanau, kad kam nors reikia dar kokių nors priemonių, kad darytų didesnį spaudimą Izraeliui, nei tai, kas jau yra transliuojama tiesiogiai pastaruosius 5-6 metus, žinote, per paskutinę laikotarpį po spalio 7-osios įvykių. Gerai, Jonai, labai džiaugiuosi, kad esate su mumis per i24 News English. Vertinu, kad pasidalijate savo įžvalgomis iš Stambulo. Ačiū. Grįžtame į studiją su ambasadoriumi Marku Regevu. Markai, esu tikra, kad turite daug ką pasakyti, atsakydamas į šį interviu. Man įdomu, kaip paaiškintumėte Izraelio sprendimą dabar žengti šį žingsnį dėl pripažinimo, nes ši tema Izraelio istorijoje buvo iškelta ne kartą. Tai kodėl būtent dabar, kai Izraelio ir Turkijos santykiai yra vieni prasčiausių? Visų pirma, Turkijos santykiai su Izraeliu iš tiesų yra žemiausiame taške. Tačiau mūsų santykiai su Azerbaidžanu yra geri ir Izraelis nori, kad taip ir liktų. Tačiau žvelgiant į šį klausimą, reikia atskirti istorinę tiesą nuo politikos. Istorinė tiesa yra ta, kad per Pirmąjį pasaulinį karą buvo nužudyta daug armėnų. Ir daugelis žmonių vakaruose, kaip teisingai pasakėte, Europoje, Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir kitose šalyse tai vadina genocidu. Ir tai beveik tarptautinis sutarimas. Tačiau priminčiau mūsų žiūrovams, kad vienas žymiausių artimųjų rytų mokslininkų, Bernardas Liusas, sakė, jog tai buvo žudynės, bet jis nemano, kad tai buvo genocidas, nes genocidas turi ypatingus kriterijus. Žinote, jūs norite sunaikinti ir išnaikinti visą tautą. Taigi jis padarė tą skirtumą. O mes Izraelyje žinome, kad žodis genocidas buvo labai neatsakingai vartojamas, kalbant apie Izraelio elgesį Gazoje. Taigi, žinote, dėl šio klausimo tiesos diskutuoja rimti istorikai. Nors aš pasakyčiau, kad politiškai korektiškas konsensusas yra tas, jog įvyko genocidas. Kodėl Izraelis tai padarė dabar? Daugelį metų, kai Izraeliui buvo daromas spaudimas tai padaryti, net ir iš mūsų draugų Amerikoje, kai kurie labiausiai Izraelį palaikantis kongresmenai ateidavo pas mus ir sakydavo: kodėl jūs negalite pripažinti? Žinote, mes pripažįstame holokaustą. Kodėl jūs negalite pripažinti šito ir panašiai? O Izraelis visada dėl gerų santykių su Turkija sakydavo: na žinote, mes turime ir kitų interesų. Ir mes turėjome gerus santykius su Turkija, todėl nenorėjome jų sugriauti. Akivaizdu, kad tai jau nebėra veiksnys. Izraelio santykiai su Turkija yra pasiekę dugną. Todėl Izraelis sako: gerai, mes galime prisijungti prie vakarų konsensuso, bent jau šiuo klausimu. Bet vėlgi, manau, kad istorinis argumentas dėl to, kas tiksliai įvyko, akivaizdu, kad armėnai buvo masiškai žudomi, akivaizdu, kad su jais buvo blogai elgiamasi, akivaizdu, kad buvo daug mirčių. Ar tai sudaro genocidą? Ar buvo bandymas sunaikinti armėnų tautą? Dėl to vyksta diskusija. Ir žinau, kad rimti žmonės, tokie kaip Bernardas Liusas, teigia, kad ne, to nebuvo. Markai, kai kalbama apie Azerbaidžaną, vieną svarbiausių Izraelio regioninių partnerių, kaip tai galėtų paveikti šiuos santykius? Tikiuosi, kad nepaveiktų. Turiu omeny, jie turi teisę nesutikti su mumis. Jie gali pasakyti, kad jie nepriima šio sprendimo. Aš nematau to, kaip, žinote, tai būtų nesutarimas tarp draugų. Manau, kad tai nepaveiks santykių. Abi šalys turi stiprius santykius. Jie bendradarbiauja daugelį sričių, abiejų pusių naudai. Ir aš matau, kad tie santykiai ir toliau klestės. Ambasadoriau Markas Regevas, labai malonu Jūs matyti pas mus per i24 News anglų kalbą. Visada vertiname Jūsų įžvalgas. Ačiū Jums. Man buvo malonu.